gražaus smėlio kopom ir skaidriu Baltijos vandeniu. Palanga buvo viena iš gražiausių vietų visame pasaulyje. Klaipėdos uostas, Lietuvos langas į pasaulį, nuolat plėtėsi naujų prekinių laivų įsigijimų ir prekyba su užsieniu. Amžiai paliko savo žymes Lietuvai. Tebestovi prieš daugel šimtmečių statyti architektūriniai paminklai. Štai netoli Kauno Zapyškyje ant Nemuno kranto tebestovi Vytauto laikais statyta bažnytėlė. Štai Pažaislio bažnyčia, viena iš gražiausių baroko stiliaus. Senojo Kauno bazilika, statyta prieš 500 metų. Šiaulių bažnyčia su daugybė stiliaus priemaišų. Rokiškio gotikos stiliaus bažnyčia, viena iš gražiausių. Už Veliuonos Nemuno žemyn stovi daug audrų praleidusi Raudonės pilis, kurią statė prieš 600 metų. Gražiausias laikotarpis nepriklausomos Lietuvos gyvenime buvo nuo 1918 metų iki 1940, kada vyko smarkiai pažanga visose srityse. Žemdirbystėje, moksle, statyboje. Lygo vienas po kito puikiausi pastatai, kaip Vytauto Didžiojo muziejaus rūmai, Žemės banko, Lietuvos banko, Centrinio pašto. Karininkų ramovės, pieno centro, apskrities valdybos, universiteto rūmai, sporto rūmai ir daugybė kitų pastatų. Po to daug statyta krautų, apartamentinių, dviaukščių ir kitokių namų. Lygiai grečiai buvo statoma daug privačių gyvenamų namų. Kiekvienas skirtingo stiliaus. Lietuvos tiltų labiausia pasižyminčių šis Raudondvario tiltas, gražioj gamtoj aplinkoj per Nevėžį. Statytas Alytaus gelžbetoninis tiltas, vadinamas Karininko Juozapavičiaus vardu, vienas iš didžiausių šios rūšies Pabaltyje. Vienas iš didžiausių ir gražiausių geležinkelio tiltų Lyduvėnų per Dubysą greitesniam susisiekimui geležinkeliais buvo naudojamos automatricos. Kelionės laikas žymiai sutrumpintas. Šviesu ir erdvu. Skriejam Lietuvos laukais. Kauno tunelis.
Lietuvos susiekimui buvo naudojami ir keliai